ir atveriame didžiulę šio automobilio bagažinę ir joje randame labai lengvai sutilpusius elektrinius, sulankstomus Beaster dviračius. Aš nustebau, kad jie abu tilpo net neklenkus antros sėdinių eilės. Jeigu jūs turite tą pačią problemą kaip aš, kad norit kartais nuvažiuoti kur nors į gražią vietą, pasivažinėti, bet nenorit su dviračiu važiuoti iki tos gražios vietos, tai dviračiu susikrauti į saloną yra labai sudėtinga, tenka dėti visokius laikiklius ant automobilio, arba ant kablio, arba ant stogo, susipakuoji, tada nuvažiuoji, nuimi, automatiškai ir tuo pačiu ir lėčiau važiuoji, nes viskas šnypšia, šniokščia. Tai su Beaster elektriniais dviračiais tai ne problema, nes jie labai paprastai susilanksto ir telpa į automobilio bagažinę. Nereikia jokių ratų nuiminėti jiems. Ir labai paprastai jie ir išsilanksto. Siemam. Dviratis paruoštas važiuoti. Beaster Hero 2 Max elektrinis sulankstomos dviratis. Akivaizdu, kad vienas iš didelių privalumų yra tai, kad jis yra sulankstomas ir pavirsta labai greitai į kompaktišką daiktą jūsų bagažinėje. Ir šis dviratis yra tinkamas, jei kartais minti dviratį tingisi, nes jis turi 250 vatų galios elektros motorą ir turi va tokį akceleratorių. Tad kai nenorite minti, dviračio elektros motoras suks ratą už jūs ir vien elektra jis gali pasiekti iki 25 km/h greitį ir važiuojant tik iš elektros motoro jūs nuvažiuosite iki 75 km atstumą, bet jį galite minti ir pats. Jis turi reguliuojamas pavaras ir elektros motoras jau jums tik padės. Tai jeigu naudosite elektros motorą tik kaip pagalbininką jums minant, tai pagalbininkas jums padės numinti iki 120 km. Šį dviratį iš įprastinio elektros lizdo pasikrausite per 6-7 valandas ir jis sveria maždaug apie 23 kg. O čia turime Beaster BS126S modelį. Taip pat elektrinis dviratis, taip pat 250 vatų elektros motoras, tačiau mažesnė baterija ir šis dviratis jau jums tik padės minti, bet padės tikrai stipriai. Ir elektra jis jums padės nuvažiuoti iki 90 km atstumą ir kadangi jis turi karboninį rėmą, jis sveria jau tik 16 kg, tai jis yra lengvesnis, važiuoja lengviau. Ir aišku, susipakuoti jį į bagažinę yra lengviau. Ir kadangi jo baterija yra mažesnė, jis gali pasikrauti iš įprastinio elektros lizdo per maždaug 4-5 valandas. Jame galite nusistatyti pagalbos lygį ir matyti visus jums reikalingus parametrus. Visus elektrinius Beaster dviračius galite įsigyti tiek fizinėse Krinonos parduotuvėse, tiek internete krinona.lt, o pasinaudojus nuolaidos kodu GAZAS dugnas 15, Beaster produktams gausite net ir 15% nuolaidą.